mūsų kliniką ateina vaikai, kurie ypač intensyviai sportuoja ir kokios tada jiem režimo ar priežiūros reikėtų tam sveikam vystymuisi. Tenka matyti vaikų, kurie kenčia virškrūvį, ar ne, ir dėl virškrūvio atsiranda įvairūs funkciniai skausmai, ar ne, ir tada jie turi stabdyti savo karjeras, o sportuoti reikia, o laiko sveikti nėra, ir tada susiduria tai ne tik su fizinėm problemais, patiria skausmą, diskomfortą, nebegali sportuoti, bet atsiranda psichologinės problemos. Man patinka, kad kai vaikai turi tokią intensyvę priežiūrą iš patikimų žmonių, ar ne, vaikai gali sportuoti, bet pirmiausia reikia pasirinkti tinkamą sportą, nes plokščiapadžiai krepšininkais būti gali, bet jie tikrai turės problemų, ar ne? Tai jeigu mes vaiką jau leidžiam į sportą ir linkim jam karjeros tame, ar ne, tai tada parinkim tokį sportą, kad jisai galėtų pagal savo anatomiją ir morfologiją tuo sportu užsiimti ir saugiai tą daryti, ar ne? Taip pat svarbu, kad tame sporte vaiką lydėtų sąmoningi treneriai.